Sveiki visi, šiandieną kalbėsime apie kūrybiškumą, apie tai, kodėl verta ugdyti tą savo kūrybiškumą ir turėti įvairių hobių. Ir šiandien kalbėsime ekrane dviese su Jolita. Labas. Labas, Edita. Tai Labai. gal ir pradėkim tada nuo to tavo kelio į kūrybiškumą. Mes kada ten dviese kalbėjomės už ekrano ribų, tai tu minėjai, kad tas toks kūrybiniai aspektai, hobiai tave lydi nuo senai. Ir aš manau, kad tas mūdviejų pasidalinimas eteryje apie hobius, apie kūrybiškumą, galbūt kažkam bus įkvėpimas, o kažkas atsimins savo senus pomėgius arba atras naujus. Tai papasakok savo kelią. Taip, Edita, mano kelias iš tikrųjų turbūt nuo pat vaikystės. Aišku, aš to rankdarbiais gal nevadinau, tiesiog buvo smulkus visokie darbeliai, tokie kūrybiniai, netgi toks dalykas kaip tie vadinami, jeigu vis tiek mūsų sekretai, tie tokie, irgi man tai buvo kūryba ir kai žemėje kapstėm ir dėliojom realiai tai paveikslus, mozaikas, iš tikrųjų, kaip dabar pagalvoji, tai tas vaikų kūrybiškumas yra iš tikrųjų, jie labai kūrybingi, tik tai nereikia jų užgožti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad manęs nelabai kas ribojo, kad tėvai leido to užsiimti, kad palikdavo mane ramybėje, kad tiesiog tam savam pasauly leido gyventi ir tuo užsiimti. Ir aš tikrai labai visko įvairaus užsiėmiau, tiek netgi kaip prisimenu, tai netgi tų pačių gražių eilių kolekcionavimų, kurias aš perrašinėjau ir tuos lapelius knygutėje kažkaip tai puošdavau, kažką tai nupieždavau, tuos pačius koliažus karpydavau tik dabar sužinau, kaip jie vadinasi, kad tie svajonių, ne koliažai, dar kažkokie tikslų, o tada tiesiog karpydavau gražius paveiksliukus ir juos klijuodavau. O jau tokia rimtesnė kūryba prasidėjo truputėlį jau paaugus, kaip aš sakau, ir galbūt... Tai, kad tu paminėjai, aš biškutį įsiterpsiu, kad mes kol būnam vaikai, visi turim daug, atrodo, pomėgių, hobių, patys juos susirandam, atrodo, lygioj vietoj, o paskui sulig tuo, kad suaugam, užsidedam tarsi tą suaugusiojo kaukę ir visuomenė iš mūsų laukia, kad mes būtumėm rimtos moterys ir užsiimtumėm darbais kažkokiais, kurie neša naudą ir kam čia kažką tai daryti, ar kažkokie tai hobiai, kurie neneša tiesioginės naudos ir tik tai tavo laiką suvalgo. Čia toksai gal vyriškas požiūris, nors jie turi kažkokių tai savo pomėgių ir ne visada dažnai pažvelgia į tai iš kitos perspektyvos. Tai ar tu visada turėjai palaikymą tiem savo hobiams iš artimos aplinkos arba iš draugų pažįstamų, ar buvo tas toksai, kad tarsi nori būti suaugusia, bet tuo pačiu nustuminėjai tos hobius, ar jie neatsiejama tavo dalis buvo ir kad ir kas bebūtų? Kad ir kas bebūtų, tai aišku yra neatsiejama mano dalis, tik tai kai ji visada stovėjo šalia, ta prasme visiems tai įprasta, viskas normalu, tačiau kai jau bandžiau tai paversti savo verslu, tai truputį tai buvo pasipriešinimo iš tos artimesnės aplinkos, nes, atrodo nepelninga, vis tiek tie mokslai tokie pabaigti, o čia kas čia. Bet atlaikė ir kiti, ta prasme, kad tai niekur nedingo ir man tai, kuo labiau, kaip sakau, spaudžia, tuo labiau norisi eiti ir kažką daryti, nežinau, čia užsispyrimas, ar čia nusiraminimas, ar čia tiesiog, viską meti ir eini. Ir dabar lygiai tas pats, jeigu jau kažkur kažko nespėjai, arba jau jauti, kaip ant adatų sėdi, tada imi ir kažką padarai, ne kažkokią mandalą, tarkim, nupini dar kažką naujo išmoksti, tiesiog kažkokį tą darbelį padarai ir aš jau nusiraminu ir vėl galiu, tarkim, kokias kelias dienas, 2, 3, 4 kartą į savaitę išbūti, jau tada
ties tais visais kitais administraciniais darbais, na, netokiais kūrybiniais. Aišku, mes tą kūrybiškumą, kūrybingumą visur naudojam, bet jau man asmeniškai kūryba tai yra ta tokia labai konkreti, kur tu kažką transformuoji iš nieko, padarai kažką. Ne tai, kad kažkaip išsisukti iš situacijos, o ne tas kūrybingumas, tai vat problemą įspręsti, ne. O čia, ta prasme, tų problemų gali būti, gali nebūti, bet tu tiesiog iš tos, ta kūryba iš tos, iš nieko, iš tos ramybės, galbūt iš tos skubėjimo, iš kitą kartą neramumo, tas, kai man tai vėlgi tai kaip transformacija, ne, to tokio ir minčių chaoso, vieni galbūt eina pasportuoti, kiti pamedituoti, o aš einu kurti ir vėlgi, kaip sako, paleist mintis, o neteigiamai ten kažkaip transformuok ir taip toliau, nu tai aš vat lygiai taip pat transformuoju tą savo mintis, jeigu kažkur kažkas jos pas mane ateina, transformuoju per kūrybą ir į pozityvą, į teigiamą, į grožį, į kažką, kas man gražu. Ir žinau, kad ar to reikės kažkam, ar nereikės, aš vis tiek darysiu. Tai vat su tuo tai jau tikrai visi susitaikė, kad vis tiek darysiu. Kad žmonės tiesiog nuvertina, kad, vat, kaip sakau, lik nėra didelės prasmės. Bet lygiai taip pat nėra didelės prasmės valandom skrolinti socialiniuose tinkluose ir irgi beprasmiai tarsi laikas nuveiktas, galbūt kažką rasti juokingo, galbūt kažką įdomaus, bet tos proto ramybės ne visada rasi, nes kaip tik kuo daugiau informacijos, tuo neramesnis yra protas. Kai tuo tarpu, sakykime, meditacija, kada mes užmesgam ryšį su savo kūnu, su savo vidum, ji gali būti, tarsi kombinuojama su kažkokiu net judesiu, mechaniniu judesiu, nes mūsų protas tuo metu yra čia ir dabar. Ir aš kaip DAO praktikė, meditacijų instruktorė turiu pasakyti, kad tikrai, kada mes esame į kažkokią tai veiklą įsisukę, ten darže kažką tai kastytis, ar kažkokie tai rankdarbiai, tavo atveju makrame, aš būna žiemos sezonu prisėdu prie siuvimo mašinos kokį drabužį pasisiūti. Dabar sugalvojau dar paveikslą nusitapyti ir sėdi, žinai, esi visa tame procese, tokiam meditatyviam būvyje, atrodo laikas ištirpsta ir tai, kad atsiranda proto ramybė, tai aš sakyčiau yra faktas. Nes kai mūsų protas yra itin aktyvus ilgą laiką, mes, sakykime, vis kažką mąstom, ar ten, pavyzdžiui, kol aš papildomosios alternatyviosios medicinos magistrantūrą studijavau 3 metus, protas pavargsta, žinai, paskaitos nuo ryto iki vakaro, ten, per karantinus online buvo, bet vis tiek nuo ryto iki vakaro jauti išlūžta galva, nueini į daržą, pasikrapštai ir jauti, kaip pailsėjo visas kūnas ir protas. Tai tavo kokiose veiklose dažniausiai pagauni save, kad toks greičiausias nusiraminimas įvyksta? Pats greičiausias, tai vat man irgi, kaip tu kalbėjai, tai tas ėjimas į daržą, nes jam nereikia pasiruošti, nes vis tiek čia kūrybai, aišku, neturiu tų tokių puikių sąlygų, kur visada stalas paruoštas ir nereikia jau jo man susitvarkyti, kai aš kažką pabaigiau. Tai čia truputėlį to pasiruošimo reikia, bet jau kai jau tikrai noriu, tai jau niekas, aišku, nesulaiko, viską nukraustai, dėliojasi, tik tiek, kad po to kūrybos ne visada užbaigi, tai reikia susitvarkyti, kad toliau darbai vyktų. Tai bet aš tikiu, kad ateityje turėsiu, prisvajosiu, primedituosiu tokią darbo vietą, kurioje bus atskirai kompiuteris, atskirai mano rankdarbiai ir taip toliau. Bet tie žemės darbai iš tikrųjų labai stipriai nuramina. Ir aš taip pagalvoju, kad jeigu vis dėlto nebūčiau čia, tai turbūt būčiau kokia nors apželdinimo specialistė, nežinau, bet nes tai man irgi, aš taip to pavasario laukiu,
tas pats eilinis šiltnamis, kai tu sėdini augaliukus, nu tai lygiai ta pati kūryba, kur galvoji, kur jį tu čia vieną pasodinsi, čia kitą, nes jau tu įsivaizduoji, kaip jau užaugs, tugi negali tenai susodinti labai tankiai, nes, na, vis tiek ta vaizduotė jau dirba, nes nieko nesigaus. Na, tiesiog man tai sakau, kiekvienais metais aš, pavyzdžiui, šiltnamį augalus sodinu skirtingą tvarką, kad jis man kiekvienais metais atrodytų vis kitoks. Tai va, daržą savo tą laukę irgi sodinu visada kažkaip kitaip, nežinau, lysves išdėlioju, kitaip dar kažką, kad, nu, kiekvienais metais būtų man kitoks. Tai tokia greičiausia ir turbūt žemė įžemina. Aišku, rankdarbiai irgi įžemina, nes realiai tai mes, nu, fizišką kažką tai kaip sakau, iš debesų nuleidžiam į fizinę tą materiją, kažką irgi sumaterializuojam ir iš tų pačių siūlo, ne, ar iš dar kažkokių dažų, jeigu tapai, nu, ta prasme, jie ir liktų tais dažais, o vat jie pavirsta paveikslų, nu, tai man tai čia yra, kaip sako, vat, ta pati didžiausia kūryba ir kai iš nieko tu paimi ir padarai. Nu, iš tikrųjų, makrame, kai pagalvoji, tai šniuriukų, stiliukų, kamoliukai ir kaip kažkas tai iš jų gali gimti. Iš šalies, kai aš pasižiūriu, man atrodo, ten begalę kantrybės reikia turėti ir laiko, nes man patinka tokie, subtiliai, karts nuo karto, kaip ir tas daržas, bet pas mane gamtinė žemdirbystė. Man patinka, kad aš užmulčiuoju, o ten bulves, pavyzdžiui, užmulčiuoju, viskas, aš rudenį nueinu nusikasti, aš prie jų nevaikštau, jų nežiūriu, koloradų nerenku ir viskas puikiausiai užauga. Tai man, žinai, tokias gal paprastesnės versijos patinka, nes pas mane net gėlynų nėra, visas gėlės, kurios pas mane yra geriamas ir valgomas, ta prasme, aš visas vaistažolės turiu, visą kolekciją galima sakyti, net vaistažolių, bet man tas praktinis panaudojimas yra būtinas. O tau ir tas estetinis vaizdas, kaip suprantu, ar nesvarbu darže? Pas mane taip ir daugiau praktinio, bet turi būti šiek tiek ir estetinio, taip. Man, ta prasme, tų salelių. Aš tai jeigu turėčiau tik tai galimybę ir leidimą, tai iš tų savo sodų tai labirintus padaryčiau, nes man labai patinka taip daug erdvių atskirų, ta prasme, čia gal būtų, kaip sakau, rytietiška, ne sodas, čia gal būtų kažkas tokio, bet aš tos tokios, tik tiesiog neturiu leidimo iš šeimos, nes tada žolę pjauti nepatogu, dar kažką tai. O aš tai takelių pridaryčiau, ten kažkokių erdvių ir lauke atskirčiau, bet man tas patinka, tiesiog vėlgi tam dideliam pasaulyje tokių mini pasaulėlių prikurti. Tai man tas pats ir papinimas, tai vėlgi tu tam pasaulėlį, tu kuri kažkokį tai mini daiktą, kažką tai, tiesiog iš didelio padarai mažą, o tas mažas toliau vėl kažkas tai tokio gyvena tą savo gyvenimą. Tai tu skaitai, kad daug reikia kruopštumo, kad iš makrame padaryti kažkokį gaminį ar vidutiniškai. Man iš šalies atrodo, kad ten daug kruopštumo, nes, sakykime, man iš mokyklos laikų, ką aš atsimenu, tai tą tokį prievartą, čia peltakiuok, siuvinėk, tą prijuostę su rankom, su adata siūk, aš taip žiūrėjau, tą mokytą galvoju, mama turi siuvimo mašiną, aš galiu pasiūti per pusvalandį, kodėl mane verčia su tą adatą kankintis, aš tingiu, aš nenoriu. Ar tu buvai tas tropuolė mokykloje su rankdarbiais? Oi, ne, aš labai nemėgiau irgi darbų, aš nei megzti, nei siūti, aš nieko nemokėjau realiai, man nepatiko, man visos servetėlės garbanojosi, aš nesu nei vienos sijono pasisiuvus. Ta prasme, aš nei piešti nemokėjau nieko ir aš iš tikrųjų net nežinau, kaip tos virvelės atėjo, man jos gal tokios su kita prasme, kaip sakau, kaip tie siūlai gijos, kaip mes tarsi visi surišti, taip ir čia tu suriši kažką, bet kaip dabar palyginimui turbūt man, tos instrukcijos ir taip toliau, ir vaikam aš turiu tokių jau paaugliukų ir ar į būrelius nori leisti ar kažką, jie kažkodėl nenori, pavyzdžiui, mano mažiausia dukra labai gražiai piešia, bet į būrelį nenori, nes sako, man ten reikės piešti tai, ką lieps,
tiesiog tokie rėmai stato ir nebenori. Tai turbūt lygiai tas pats ir man gal buvo, nes visada tu turėjai daryti tai, ką duodavo. Nu, ta prasme, tos kūrybos, tai čia yra technika, gal sakyčiau, amatas labiau, bet nu, tokia kūrybos tenai nelabai būdavo. Nu, gal kokia servetėlė jau duodavo su kažkokiais šiaip pačiam nusimegzti kokią nori, bet tos tokios, nu vis tiek, bet vėlgi, tu turi išmokti techniką, kad vėliau galėtum kurti. Kaip ir čia tas pats, turi raidės išmokti, ne abėcėlę, kad vėliau galėtum romanus rašyti. Tai čia vėlgi lygiai tas pats, tiek, kad gal tas maištavimas, kol tu jaunas esi viskas, aš pats moku, aš viską žinau ir taip toliau, tik tai suaugę supranti, kad galėjau galbūt, nu, vat, geriau kažką išmokti. Ir to kruopštumo, tai taip, yra tokia mikromakrame, ne, kur papuošalus kuriam, ten reikia labiau kruopštumo, nes ten yra smulkios detalės, smulkus siūlai ploni, dideliam tam vadinama makromakrame iš tų storų virvių. Nu, nepasakyčiau, kad ten reikia. Aišku, vienų gaminiai yra idealiai tobuli, kitų yra, ne, tarkim, pasižiūri truputį kreivi šleivi, bet tame ir yra unikalumas, žiūrint, ko nori, nes kai tu pats pini, tau visai, nu, tau tiesiog tavo yra gražu. Jeigu taip žiūrėti iš kitos pusės, ne, ar pirkčiau, ar užsakyčiau, aišku, aš užsakinėčiau tą, kuri daro gražiau, tobuliau, nu, vat, kruopščiau. O kai pats pini, tai yra visai kiti reikalavimai. Taip pat, kaip ir sakau, kaip ir tie patys vaikų darbeliai, ne, ten piešinuką prikeverzoja ir tos mamos augo 10-20 metų, gal kartais iki pat senatvės, nes nu, tai yra vaikų kūryba, kur įdėjo jisai savo širdelę. Ten kažką tai pieždamas tai mamai ar užrašydamas su klaidom žodžius, o vat kitam tai paimtų ir išmestų kaip šiukšlę. Nu, vat tiesiog ten tokius piešinukus, keverzonės ar dar kažką, tai tas pats su kūryba, vat kai tu ar į dirbtuves ar kažkur ateina, kai tu pats kuri ir dovanoji kažkam, nu tai ta prasme ta vertė yra kitokia, nes nu tai tavo ne ten vaiko, gal mamos, gal ten sesės, draugės, kažkas, va ką jinai tau darė. Ir tu visai kitaip žiūri, ten, nu, aišku, kartais galbūt atrodo nereikalinga, bet vėlgi tu pažįsti žmogų ir žinai, jam bus, nu, kai tu dovanoji, kai tu specialiai apie jį galvoji, tai arba tu praktišką kažką, nes su makrame labai daugybę dalykų praktiškų galima nupinti, iš tikrųjų čia ne tik, kad sienelės, nu, kaip sienelės, ant kaip paveikslus dėl grožio kabini, bet galima tiesiog, kaip sakau, ir supynės supamas, nenupinti, galima praktiškų daiktų, daiktasdėžės kažkokias, galima tiesiog vaisiams susidėti, gėlėm pasikabinti, kad palangių jau nebeturi, tai vat kažkur virš lango kažką tiesiog vat vietos atlaisvinti. Yra labai daugybė praktiškų dalykų, vat, tai vat žiūrint kaip, vat vis tiek tu žmogui, jei konkrečiai taikai ir pritaikai. Tai va, bet šiaip kruopštumo nepasakyčiau, kad super reikia. Čia vat gal tas iš menų, kur tikrai jeigu kažkas nepavyko, paėmė išardė ir dar kartą perdarai. O be to... Nesudėtingai skardo. Ne. Smulkus mikromakrame, taip, nu, jinai vat papuošalų ta makrame, jinai sunkiau, nes virvelės plonesnės, viskas yra. Nors tikrai yra tų buvusių atvejų, kai moterys vienos laisvai pina, ne, o kitos labai stipriai. Ir jau kai reikia išardyti, tai jau, nu, jau net nebeišserdo, nes vat kaip charakteris, aš įsivaizduoju, čia tiesiog gal nuo charakterio, vienos tvirtos, tai ir mazgai tvirti, kitos labiau atsipalaidavę, tai ir tie mazgeliai tokie labiau atsipalaidavę išeina. Tai būna, kad jau kai kurių ir sunku išardyti, atrodo lengviau nukirpti adatos, yra lūžę, visko buvę. Ar yra dar kažkokių tavo hobių, kurie tau irgi padeda nuraminti protą, užimti rankas ir susirinkti save į savo centrą? Dabar labai linkstu į tokias siūlų mandalas iš tikrųjų. Tai čia truputį ne makrame, bet galbūt lietuviškai būtų gal jų kaip ir audimas, nežinau, ta tokia weaving technika. Nu, jos kilia nuo tos Brazilijos, nuo Meksikos, galbūt labiau nuo tų kraštų, jos tokios spalvingos, bet man apskritai, kas su mandalom, yra viskas labai gražu. Man yra labai prasminga, labai gražu, aš ir tą taškavimą pažiūriu, niekada nepraleidžiu, jei man kažkur internete iškrinta, aš tiesiog
tiesiog žiūriu ir grožiuosi, nes mandalos iš savęs kažką turi. Bet galbūt spalvinimo mažiausiai mėgstu, bet irgi žinau, kad žmonės užkabina. Tai mane labai pradeda traukti tas rytis iš tikrųjų ir tas siūlų mandalas, jų tokių grožybių galima nupinti, kad, kaip sakau, uždavus savo nupinti, aišku, ir makrame techniką jo galima labai gražių nupinti ir su siūlais išpinti. Tai, kaip sakau, mano 2024 metų tikslas išmokti tikrai gražiai jas padaryti ir galbūt kažkokį kursą, dirbtuvės organizuoti, nes jau turiu keletą moterų, merginų, kurios norėtų irgi to išmokti. Tai taip po truputį krypstu į tą kitokią dar truputį sritį, bet tai susiję tie patys siūlai. Tai... Ar sunku išmokti, pavyzdžiui, pinti makrame, kada visiškai naujas žmogus ateina per kokią valandą, per 2, ką jisai gali sugebėti pasigaminti? Šiaip nėra sunku, bet yra skirtingų žmonių. Man nėra sunku. Aš pati mokiausi, aišku, iš to pačio YouTube'o, iš pirktinių kursų, perku kursus, jau, kur jau kažkas sudėtingiau, kur greičiau, nes vis dėlto tie YouTube'ai tai tą begaliniai laiko ryjikai ir tą mazgą išmoksi, bet tai vis tiek bus paprastesni tie darbeliai. Aišku, yra ir sudėtingų, bet kai kurie žmonės nori tiesiog gyvai parodyti. Pas mane tikrai ateina ir kurios moka pinti, bet kažkokio mazgo niekaip nesupranta. Ten tos video jos nepagauna, ką ateina tiesiog gyvai, dėl vaibo ateina. Vat, kaip sako, man čia va tas vaibas, bendrystė, sako, va vien dėl to ateina. Toliau. O palauk, žiūrėk, įdomu, ar yra taip, kad net, kaip sakai, mazgo nepavyksta kažkokią tai padaryti. Ir jeigu jos randa daugiau atsakymų kažkokių savyje, daugiau emocinio stabilumo, galbūt susitinkat po kelių savaičių, kada moteris yra kitame ciklo, savo menstruacijų ciklo būvyje, galbūt jai pagaliau paima ir labai lengvai suriša ir sako, aš nesupratau, kodėl aš praeitą kartą to negalėjau padaryti. Nes aš esu pastebėjusi, kad tas cikliškumas jis mus veikia ir emocinis nestabilumas lygiai taip pat gali veikti, kokias savo įžvalgas būtų. Šiaip labai gali būti, aišku, aš galbūt taip dažnai nerengiu, kad tą tokį cikliškumą pastebėčiau, bet jeigu, tarkim, save paėmus, tai tikrai yra tų kūrybingesnių dienų, kur atrodo, viskas pavyksta ir yra tokių, kur irgi taip pat žiūri, ne tą video, tarkim, ar ką, ten jau ir stabdai ir prisitrauki, ir nesupranti, tą sumala ranka, o kitą dieną atsisėdi, ir iš tikrųjų, arba pati kažkaip sumastai, nežinau, tenai po kažkiek laiko, arba viskas jau aiškiau, tiesiog susidėlioja. Tai ant dalyvių labai stipriai negaliu pastebėti, nes jos pas mane ateina ten kartais ir po pusės metų, nėra taip reguliariai dažnai, bet pati ant savęs tai tikrai yra. Ir vėlgi, tas kūrybiškumas, ne vienom dienom didesnis, kitoms mažesnis, bet visumoje, kai tu darai, kuo daugiau darai, tuo didesnis kūrybiškumas atsiranda. O žiūrint tik tai scrollinant ar kažką, tai tikrai, nėra to tokio kūrybiškumo, tiesiog tu pamaitini akis ir jautiesi taip, tarsi tu čia viską padariusi. Kuo mažiau žiūri į kitus, tuo, ta prasme, tuo pačiai daugiau idėjų, noro atsiranda kažką daryti ir panašiai. Bet vėlgi, labai gerai turėti. Pažiūrim receptus video, mes netampam sotus. Taip, tikrai taip. Reikia imti ir daryti. Ir ta prasme, dar kas gerai, kai tie pirmieji nevedimai, pabandymai. Aš tikrai, esu išbandžiusi, taip sakyčiau, negaliu sakyti, kad visas, bet, nemažai tų technikų išbandžiusi, nes kai jau pradėjau tą savo kūrybinį kelią, tai aišku, mano karoliukai galbūt buvo tokie, kurie jau mane čia įtraukė, paskui ir dar išbandžiau, kažkaip visi perdegė, bet aš bandydavau irgi eidavau į tas
tokius rimtesnius, galbūt brangesnius eidavau į dirbtuves, nes esu pasimokiusi pati, kad prisiperki priemonių, prisisiunti ir būna taip, kad nuo to video žiūrėjimo, kaip čia darysi, jau net nebenori. Tu per ilgai lauki, kol tas ateis, kol anas, viską kaip ir turi ir paskui jau tiesiog tas noras dingsta. O čia pagavai, nori išmokti, susiradai, kur kas mokina, pabandėjai ir žinai, tu nori tą toliau tęsti ar ne. Tai visada rekomenduoju, visada pirmą išbandyti pas kažką, nei kad prisipirkti. Arba, kad gal kažkas pamokins, ar ką, aišku, čia kaip siūlai, tai jie gal mažesnė investicija, bet yra tokių menų, kurie tikrai nepigiai kainuoja, ta prasme visas priemonės susipirkti ir galbūt tik dėl vieno karto paskui tai ta kūryba kartais nuo laukimo išblėsta. Taip, tai kai man šiais metais atėjo mintis į galvą, jog aš noriu paveikslo, nusitapyti, bet, aš esu tik tai ten su guašu piešus mokykloje, ten kažką bandžiusi, bet jokių ten aliejinių ar akrilinių dažų aš nebuvau niekada čiupinėjusi ir supratau, kad, jeigu aš eisiu savarankiškai, tai bus ilgas kelias, bus daug kainuojantis kelias, nes yra nežinomybė, o tai nėra taip, kad aš dabar viskas čia, aš dabar noriu būti tapytoja. Ne, aš noriu konkrečiai tik vieną paveikslą įgyvendinti. Ir man taip sutapo, kad tiesiog vienoje mano stovykloje dalyvavo kaip tik viena menininkė iš mano miesto, iš Šiaulių, ir mes išsiaiškiai kalbėjom, sakau, o tai galim būtų, kad aš va taip pas tave atvažiuoju, tu man parodai, kas kaip dažus išmaišyti, kokius man tos dažus nusipirkti, kaip juos tepti. Taip. Tai mes jau tris turėjom su jie tokius susitikimus ir greičiausiai kitą savaitėlę vėl toliau judėsim į priekį. Ir tai man didžiulė pagalba yra, kad galėčiau normaliai atlikti tą darbą, o ne tai, kad, aš dabar viską savarankiškai. Aišku, internetas yra pilnas medžiagos, kad ir apie ką mes kalbėtumėm. Apie meditaciją, saviugdą, jeigu mes kalbėsim, kas yra mano daugiau ta specializacija, tai irgi, žinai, tūkstančiai, gal net milijonai tų meditacijų, bet žmogus pradeda eiti gilyn į save dažniausiai po to, kai pabendrauja su kažkuo tai, kas jau medituoja, tampa pavyzdžių gerų, pabando kartu su kažkuo konkrečią meditaciją ir pradeda jausti lengvumą kūne, pradeda jausti atsipalaidavimą, kaip ir apie tos hobius, pomėgius kalbant, ar ne, mes pradedam kažką daryti, rankos užimtas, protas yra čia ir dabar ir ateina ta vidinė ramybė, ar ne? Taip, ir tikrai taip, su vedimu yra visai kitaip, nes, tu gali tuos 1000 valandų sugaišti ieškodamas, kol rasi savo, o čia tau reikia žmogų susirasti, kuris tau rezonuoja, kurio tos energijos sutampa ir tada lengviau, kai jis tave veda. Nes, nežinau, kaip ilgai, aišku, tokie visokie. Oi, aš čia, kad nesius. Viskas gerai, girdžiu tave. Tokie visokie. Tokie kaip dvasinės kelionės, tai galbūt ten jos ilgos būna, nežinau, bet tokie, kaip paveikslą pati tapai, taip, tu pažinori, tu žinai, ko nori, aš kaip mačiau tavo tą paveikslą, man jis labai gražus ir galvoju, ten tikrai atrodo reikia dailininkų būti, aišku, ne visą dar, tik tai, gal tuos 3 video ar ten mačiau, nežinau, bet jau. Tai bet labai gražu. Tas pats ir čia, pavyzdžiui, gali tu su tom virvelėm pats nusipinti, bet irgi pas mane vieną kartą atėjo moteris, ten mes pinėm tuo metu sapnų gaudyklės. Aš visada leidžiu, kaip sakau, turiu instrukciją, tai ką galime pinti, bet visuomet leidžiu moterims, jeigu pajaučia, pinti savaip. Kaip sakau, aš vesiu, tu pasakyk, ko nori man, tai padėsim susiskaičiuoti virvę, viską. Ir mes tikrai nesilaikau jokių griežtai instrukcijų. Tai kartais mano tas tilpimas į laiką yra toksai, ne visada pavyksta, nes būna, kad truputį nueinam su tom dalyvėm į konkrečius jų projektus. Tai vieną kartą atsinešė moteris irgi kriauklyčių iš Graikijos parsivežė ir aš sako, aš noriu, kad jos atsidurtų šitoj makrame sapnų gaudykliai. Ir tiesiog įpynėm
ir tai realiai, nu, tu nelabai kažkur nusipirksi, o jinai atėjo su konkrečia ta užklausa, va, kaip tu paveikslo, taip jinai atėjo, kad tos krauklytės man nugulto ne kažkokiam gražiam daikte, nu, ne tai, kad į gėlės, kad ne kaip įprasta visi supeli tas kriauklės į gėlės, bet va kažkaip originaliau, išradingiau ir va jinai įpynė ir labai gražiai išėjo sapnų gaudyklė, tikrai unikali ir tokios kitur daugiau neberasi. Ir svarbiausia, kad jos pačios pasidaryta. Ir tikrai atrodo, nu, visos Nuo skirtingos. pokyčių. Taip, taip, Puikiai. visos. Tai ar pabaigai gal kažką tai dar norėtum palinkėti mūsų žiūrovėms? Palinkėčiau, kaip ir ta tema nenuvertinti kūrybos, nes ji tikrai yra labai galinga ir ta prasme, kuriantis žmogus yra visada gražus. Jeigu taip pasižiūrėti, na, tuos paveiksliukus, kur kažkuo tą siuvinėjimu užsiima kažkas mezgimu, tai veidai visada yra laimingi, šviečiantys ir jeigu, ta prasme, tam atsidedi, tai ir pats švitėti pradedi, tai va, švieskime, kūryba tegul valdo kiekviename žingsnyje, ar maisto gaminime, ar ten, nežinau, rašyme, bet kur ir džiaukimės. Aš dar iš savo pusės noriu palinkėti, kad per tuos pomėgius, per kūrybinius procesus, tą savirealizaciją ateitų vis daugiau vidinės ramybės, vidinio balanso, iš to viso šurmulio išsibarstymo aplinkoje galėtumėm eiti gilyn į save, į savo centrą, nes čia yra tas laimės receptas, tik tai mūsų viduje, niekur kitur, nei išorėje. Ir be abejo būna tų situacijų, kada mūsų aplinka priverčia jausti šiek tiek tokiais išsibarščiusiais, bet rasti šiek tiek laiko savo, ar savo pomėgiams, ar tiesiog savo meditatyviam praktikom, tai visada padeda grįžus į savo ašį jaustis daug pozityviau ir daug geriau. Ačiū tau, Jolita, už pokalbį. Ačiū, Edita, tau. Iki kitų kartų.